patirti save, tai ir yra ryšys su išmintinga realybė. Be šito ryšio žmogus lieka vadovautis kažkam tai galiojančiais standartais, taisyklėmis, įsitikinimais, teisingumais. Bet ne faktas, ar jis galioja tau. Žinoma, tą galima gyvenimo eigoje protestuoti, bet gyvenimas pakankamai trumpas, kad milijonus taisyklių ir standartų esančių milijardų galvose ir įsitikinimuose būtų tikslinga protestuoti. Gyvenimas daug vertingesnis yra, gyvenant girdint save, stebint save, pažįstant save. Nes tuomet gali aplink būt milijonai teisingiausių taisyklių ir standartų, teisingumų. Tu ne tik, kad neužeisi už žmogiškumo ribų, tu tversi iš autentiško proceso, iš to, kuris tau tikras, tau teisingas, tau kaip savasties procesui, kuris yra vientisas su visais grubesniais tavo kūnais. Ir fiziniu, ir emociniu, ir minčių kūnu. Gyvenimo audinys, tveriant per savasties procesą, jis visai kitoks, negu mėginant vadovautis iš išorės, susižvėjotais standartais, taisyklėmis, teisingumais. Žinoma, jeigu pradedi jausti save ir atpažįsti, kad tas, kas išorėje vyksta, ar tai, ką išorėje girdi, matai, tu atpažįsti kaip tau tinkama, atliepianti, teisinga, kažkas tai tikro tau, tai kryptis ta. Bet čia ir yra triukas, kad kol savęs nepajausi, savęs kaip savasties, tu gali ir nesuprasti, ar tu vadovaujasi standartais, kažkokiais iš išorės, primestais, pritemptais ir galiojančiais kaip teisingais. Ar tu jauti save kaip savastį ir savo paties autentiškumą. Tai kol kas tiek.